Tarp daugybės kitokių receptorių smegenyse gyvuoja metabotropinis gliutamato receptorius 5. Jis jau kuris laikas patenka į tyrimų dėmesio lauką dėl to, kad sudalyvauja priklausomybėms būdingame elgesyje. Bulimijos atveju šių receptorių yra bent keliose smegenų srityse atsakingose už įvairias funkcijas. Šie receptoriai taip pat labai aktyvūs obsesinio kompulsinio sutrikimo ir alkoholizmo atvejais, kurie ir šiaip dažnai pasireiškia kartu su bulimija. Įdomu tai, kad rūkančiųjų tarpe šio receptoriaus veikla yra silpnesnė nei sveikų žmonių grupėse, tačiau bulimijos grupėje šis skirtumas nėra reikšmingas. Čia jeigu kiltų idėja bulimiją gydyti rūkymu. Vaistais slopinančio receptoriaus veiklą mažiau pasireiškia valgymo priepuoliai ar siekis valgyti didelius kiekius intensyvaus skonio maisto, o įprastinis valgymas reaguojant į alkį nesikeičia, bet to gerėja nykstančio stimulo mokymasis ir elgesio lankstumas. Vadinasi, padeda. Labai įdomi ir ši išvada. Bulimija sergančiųjų grupėje pastebėti gerokai aukštesni įverčiai matuojant taip vadinamas brandos baimės arba stresą, kurį kelia suaugusio žmogaus gyvenimo iššūkiai. Matyt, tai viena iš bulimijai būdingo padidinto nerimo apraiškų, nors tiesioginio ryšio tarp metabotropinio gliutamato receptoriaus 5 aktyvumo ir nerimo lygio šiame tyrime nebuvo nustatyta. Nuo savęs pridėčiau. Nerimo priežasčių tyrimo, vertinimo klaidų taisymo ir tinkamo mobilizuotos energijos pritaikymo praktika visada bus vertinga ir bendrai nerimo atvejams ir konkrečiai bulimijai, net jei žinojimas apie specifinius reiškinį aptarnaujančius receptorius atmintyje ir neužsiliko. Skanaus, taikos ir ramybės.